Hunter.lt. Didžiausias medžiotojų portalas internete. Susitikimai, nuotraukos, konkursai, karštos diskusijos. Hunter.lt. Rolis, pažeidinėjai taisyklės, kai visada, ką tu mojuoji, kur tavo raištis? Kiek jie metų? Sakyti, kodėl jūs vadovaujat varovam, kodėl jaks nubėga į priešingą pusę? Atsiprašau, šitas ekterjeras turbūt negirdėjo medžioklės rago, buvo per daug užsiėmęs ir stovėjo prie vakarinės ribos eilės ir padaugina gal biškiuką, bet mes jam atleisim, sutaupysim prizą. O ant ko ten tie ekterjerai, loja įdomu? Nežinau, aš jau keliuku ir ėmiau interviu iš Lietuvių skalikų klubos atstovo, iš Laikų klubų. Visi nusprendė, kad į koją įsidūrė. Aišku, juokais, bet yra kaip yra. Bet į koją įsidūrė, ne? Yra kaip yra. Kur tu lakstai? Palauk dar biškį. Kur tu lakstai? Žioplys, žiūrėk, jau tu paskutinis. Geras, ateik, neišaugęs skalik, mažiukas, kas tau uodega nakirpas, mažutėlis, skalikiuk, kiek tau metukų, 3 mėnesiukai, savaitę, mažiukas, bėk paskalį, bėk paskalį. Va taip varo Laikos. Matai, kas dedas? Kaip kare. Koks šarms buvo? Sakau, golfą dydžio. Va tokia dydžio, va toks. Juodas kaip smalotas. O Laika buvo kur? O Laika per tiek. Matai? Čiut nejuodama jie. Matai, su Laikom gali varyti netgi kur šernų nėra. Mes jeigu reikia ir iš urvų išvarom. Taip. Matai, dabar yra nauja rūšis, tai medžiuose gyvena. Šernai? Tengi Laikas pripratas, kiaunes po medžius ieškoti. Matai, kame reikals, Laikai ir medinė bėda. Jinai su dantim nugriauš medį. Pats supranti. Matai, kiek šūvių. Ką čia dabar be išnešim? O, galės skalikai tempt lauk. Skalikininkai norėjo pasakyti. Nu. Dviese mes traukiam į uką. Vienas į tavo šilaidą. Yra ką traukti? Yra ką traukti? Kas buvo, vyrai, pavargot? Ne. Alô,
Aš nežinau, konkursė, kad nebedaug, 100 metrų, nebėra 100 metrų. Nedarykit gėdos, lietuviškai dainuokit, kas čia yra dabar? Kai stribai, blemba. Parodėt, kas yra kas Lietuvoje. O kas dabar? Tipo šeimininkas. Šautojo persilaužka. Fotosesijos. Ką tu nori? Pafotografuosi. Tai pasakysiu, sakė, duos, įpės. Šauk, čia buvo. Nu, viskas, jėbra, įvyšim pasaras, vai, stojam. Tu dėsi laužas. Prašau.